Iš tikrųjų, man buvo aktualu tai, kad surasti tą efektyvę sistemą, kaip gyventi pagal efektyviai ir gal, sakyčiau, kūrybišką sistemą, kad nebūtų tokių chaoso mano gyvenime, nes daug darbų turiu padaryti, daug tikslų turiu, bet jie yra labai chaotiški. Taigi pagrindinis tikslas buvo taip, kad gauti tą sistemą, kaip viską eiti sklandžiai ir tikslingai, kad nuo A iki Z nueičiau be jokio streso, be jokio chaoso. Sistema yra naudinga tuo, kad kai yra sistema, bet kokiame dalyke yra labai lengva siekti kažko tai. Ir tau nereikia galvoti, ką tu darysi po to žingsnio, nes tu jau žinai, kad tą padarai, reiškia, reikia eiti. Po vieno etapo reikia kitą, po trečio etapo reikia ketvirtą. Labai lengva yra judėti be jokių problemų. Vertybės yra vienas iš pagrindinių dalykų ir šiame seminare buvo skirta gan daug laiko vertybėms, jų išsiaiškinimui, jų išsigryninimui ir tai buvo bent man labai vertinga dalis. Iš pradžių buvo tai, kad aš žinau savo vertybės, nebuvau nei užsirašęs, čia yra labai paprasta, žinau tas savo vertybės. Vėliau po kiek laiko nusprendžiau jūs užsirašyti, buvo vienas, po pusmečio nusprendžiau iš naujo peržiūrėti, buvo visiškai kitos vertybės ir kai šiandien dariau pratimus, kai kalbėjome su porininku, supratau, kad vėl mano kitos vertybės, tai kad jos keičiasi ir aš manau, kad kuo toliau einu, tuo aš labiau užsigryninu tas tikrasias pamatinės savo vertybės. Kai būna įvairios, galim sakyti, ribinės arba kritinės situacijos, aš prisimenu, kokios yra mano vertybės, sakykime, atkaklumas ir aš tada galvoju, jeigu aš nustosiu siekti savo tikslo, reiškia, aš pažiūrėsiu savo vertybę ir man vėliau galutinis rezultatas bus nekoks. Taigi aš pasikliauju tą savo vertybėje, laikausi ir einu toliau. Tas pats yra su pagalba kitam žmogui, tai kad būna situacija, kai galvoju, ar padėti, ar nepadėti, iškart prisimeni, taip, vertybė padėti, reiškia, reikia eiti ir padėti ir galinis rezultatas bus daug geresnis negu tas, kuris būtų, jei nebūčiau padėjęs. Tai kad vertybės tos, kurias išsigryninu, padeda priimti sunkius sprendimus įvairiose situacijose.